ko jūsų gyvenime reiktų, turėkite tą pačią dieną. Gaukite vartojamą paskolą banke Snoras iki 50 000 litų su palūkanomis vos nuo 8%. Snoras – mano artimas bankas. Labas vakaras, eteryje Dzūkijos televizijos žinios, jūsų dėmesiui antradienio naujienos. Šį vakarą žiniose matysite, dėl spūsčių keliuose atsiprašoma, tačiau kaip nepavėluoti į darbą. Reikia būti pakantiem ir žinoti, kad tam tikri trukdymai dėl eismo tikrai bus. Ta šiandieną mes ir pamatėm. Lazdijų rajone rastas 46 metų vyro lavonas. Įtariama, kad jį nužudė 15-metė dukra. Girdžiu, tik praėjo, vos, žinok, girdėt, kaip girtas eina. Tyko, nieko nebuvo. Paskui, žinok, už kokių valandų Davilė atlakė, verkė, sakau, ko verkė, jis atėjo, sakė, atsigulė ant lovų. Sakė, tėvas mirė. Loretos galerijoje atidaryta keramikos darbų paroda. Dėl susidariusių automobilių spūsčių bet kuris objektas Alytuje pasiekiamas kone greičiau pėsčiomis negu kad su transporto priemonė. Kiek dar ilgai vairuotojai keiksnos keliuose dirbančius statybininkus ir įvairius naujai sustatytus eismo bei greičio apribojimus, domisi žurnalistė Daina Baranauskaitė. Šiandien alytiškiai patyrė neregėto masto nepatogumus. Pravažiuoti per miestą nuo šiol užtrunkama 14 kartų daugiau laiko negu prieš tai. Tarkim, išvažiavęs papietauti apie 40 minučių, galima užstrigti automobilių spūstyje ir valgio metą paaukoti tiesiog sėdėjimui mašinoje. Spūstys susidaro dėl remontuojamų gatvių ir skverų Vilniaus Kauno gatvių žiedo įrengimo. Ypatingai daug sunkumų kyla dėl vienos Juozapavičiaus tilto eismo juostos uždarymo. Kad visiškai uždaryti tiltą per Juozapavičiaus šitą gatvę, tai būtų nepriimtina ir praktiškai nepriimtinas dalykas. Tačiau mes galim pasiūlyti dar vieną variantą, kaip ir anksčiau būdavo kelionė per Kaniukų tiltą. Atsimena visi miesto gyventojai, kad kai tiltą remontavo Juozapavičiaus, taip pat buvo važinėjama per Kaniukų tiltą. Dar kartą pakartoju, prašau miesto gyventojų savivaldybės vardu būti pakantiem vairuotojams gyventojams, nes iki lapkričio mėnesio tuomet visi pamatysim, kad buvo verta pakentėti dėl to, kas padaryta labai gerai. Anot saugaus eismo komisijos pirmininko Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Lino Jonapalionio, tokius sunkumus miestiečiams ir miesto svečiams teks ištverti apie 3 mėnesius. Reikia būti pakantiem ir žinoti, kad tam tikri trukdymai dėl eismo tikrai bus. Ta šiandieną mes ir pamatėm, kad tikrai problemų yra, kadangi, kaip matėte, viena kelio pusė yra uždaryta per Juozapavičiaus tiltą dėl to, kad prasidėjo Alkestos remonto darbai. Tokie nepatogumai tikrai bus. Dar kartą atsiprašau miesto gyventojų, vairuotojų, aš taip pat esu vairuotojas ir gyventojas, bet norint pasiekti pažangą ir kad būtų visiems paskui labai gražu ir gera gyventi Kauno Vilniaus gatvių žiede, šitie darbai yra būtini. Kaip viena iš alternatyvų svarstoma galimybė dalį eismo nukreipti naujuoju tiltu per Nemuną. Noriu pasakyti kartu, kad ieškoma alternatyva ir tą mes jau buvom minėję, kai išeis pašalas, mes stengsime savivaldybėje sudaryti sąlygas, kad iš pirmo Alytaus į pramonės rajoną būtų leista važiuoti lengviesim automobiliam per naujai pastatytą tiltą. Gyventojams patariama apsišarvuoti kantrybę, mat artimiausius 3 mėnesius gali tekti vėluoti į darbą, vaikus pristatyti į ugdymo įstaigas. Ar bus imtasi papildomų priemonių eismo saugumui ir gyvenimo kokybei užtikrinti, specialistai komentuos kovo 16 dieną Dzūkijos televizijos laidoje Pozicija 19:20. Lazdijų rajone į policijos areštinę uždaryta 15-metė, kuri įtariama kartu su savo 10 metų vyresniu sugyventiniu mirtinai sumušė 46 metų merginos tėvą. Vyras mirė nukraujavęs nuo daugybinių kūno sužalojimų. Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad velioniui buvo sulaužyti šonkauliai, sumušta galva.
Plačiau apie šią kraupią žmogžudystę praneša Alius Mikelionis. Konfliktas Lazdijų rajone Babrų kaime kilo kovo 11 vakare, kai visą dieną kaime gėręs tėvas grįžo namo. Esą jaunuoliai tuo metu žiūrėjo televizorių kambaryje, kai girtas tėvas įgriuvo į kambarį. Girdžiu, tik praėjo, vos, žinok, girdėt, kaip girtas eina. Ir vėl tyko, nieko nebuvo. Paskui, žinok, už kokių valandų Davilė atlakė, verkė, sakau, ko verkė, jis atėjo, sakė, atsigulė ant lovų. Sakė, tėvas mirė, negyvas. Neva konfliktas įsiplėskė jaunuoliams paprašius cigaretės, o kai tėvas jos nedavė, pasipylė smūgiai. Tėvą mušė tiek 15-metė, tiek jos draugas. Nepatvirtintais duomenimis mergina lankė kovinio sporto treniruotės. Sumušusi girtą tėvą nepilnametė pati iškvietė policijos pareigūnus ir medikus. Yra sulaikyti 2 įtariamieji, vienas jų nepilnametis, abiems pareikšti įtarimai. Iš pradžių Lazdijų policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo. Pirminė Velionio apžiūra nerodė, jog mirtis galėjo būti smurtinė. Penktadienio naktį į Alytaus morgą atvežtas kūnas čia pragulėjo iki pirmadienio ryto. Tik tuomet gavus teismo medicinos ekspertų išvadas, jog Velionis buvo nužudytas, ikiteisminis tyrimas perkvalifikuotas į nužudymo bylą. Ta pačią dieną sulaikyti ir apklausti Velionio šeimos nariai ir kiti asmenys tą vakarą buvę namuose Babrų kaime. Įtariamieji į apklausą policijos komisariate atvežti tiesiai iš šarvojimo salės nuo Velionio karsto. Po apklausos ir pareikštų įtarimų nepilnametį leista grįžti į namus. Šiandien ji dalyvavo tėvo laidotuvėse. 10 metų vyresnis merginos draugas sulaikytas, jam pareikšti įtarimai dėl nužudymo. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazija mini 93-asias Adolfo Ramanausko Vanago gimimo metines. Apie minėjimą plačiau Viktorija Daugelienė. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje buvo iškilmingai paminėtos Adolfo Ramanausko Vanago 93-osios gimimo metinės. Renginys, kaip ir visos svarbios šventės, buvo pradėtas Lietuvos himnu, kuris šįsyk skambėjo itin didingai, nes jį giedojo generolo Jono Žemaičio karo akademijos choras Kariūnas. Kaip ir kiekvienais metais šventėje dalyvavo ne tik gausus būrys svečių, bet ir jo dukra Lietuvos Respublikos Seimo narė Auksutė Ramanauskaitė Skokauskienė. Taigi šiandieną šventė mokykloje, šventė yra ir man. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tokią šventę galiu būti kartu, todėl kad tai man primena tėvelio pasirinkimą, kada jisai galvojo savo gyvenimą skirti būtent pedagoginiam darbui, buvo baigęs pedagoginį institutą ir tikėjusi dirbti šitą savo mėgiamą darbą. Šituose pastatuose tai ir buvo. Čia jisai girdėjo jaunimo balsus, buvo tarp savo mylimų kolegų, pedagogų. Ir štai man šiandieną girdėti ir išgyventi visą tai, tai yra taip pat dovana. Gimnazijos mokiniai paruošė patriotinę dvasią ugdančią programą. Skambėjo jautrų žodžiai apie Lietuvos laisvės siekius, juos prasmingai papildė ir Adolfo Ramanausko Vanago biografijos faktai. Griežiant smuiku išlydėti tautiniais kostiumais pasipuošę mokiniai nunešė gėlių ant simbolinio Adolfo Ramanausko Vanago kapo. Loretos galerijoje Jaunimo gatvė 20 atidaryta Alytaus jaunimo centro dailės keramikos studijos narės Urtės Marijos Jurkevičiūtės keramikos darbų paroda Tipų tapo. Parodoje eksponuojami vieni pirmųjų ir naujausi jaunosios darbų autorės keramikos kūriniai. Plačiau Rūta Kašėtienė. Tai pirmoji autorinė Alytaus jaunimo centro dailės keramikos studijos narės Urtės Marijos Jurkevičiūtės keramikos darbų paroda. Keramika Urtė susidomėjo prieš 7 metus, kuomet draugė pakvietė lankyti Alytaus jaunimo centre veikiančią dailės keramikos studiją, kuriai vadovauja Ilona Kalibatienė, paskatinusi Urtę surengti jos darbų parodą. Pasveikinti jaunosios keramikės susirinko būrys Urtei artimų žmonių, šeimos nariai, buvę ir esami mokytojai, draugai, Alytaus jaunimo centro darbuotojai. Tai kaip minėti, pirmoji paroda ir kad iš tikrųjų labai malonu, kad tiek daug susirinko, kas yra man tiek staigmena, nes nesitikėjau, kad tiek daug susirinks ir kažkiek kvietimukų dariau, bet labai minimaliai ir labai nustebau kaip tokį būrį ir draugų ir buvusių mokytojų, tai labai tas malonu.
Parodoje Urtė Marija Jurkevičiūtė eksponuoja 40 keramikos dirbinių. Parodoje galima išvysti ir pačius pirmuosius, ir naujausius Urtės keramikos kūrinius, kurie pasak autorės gimsta be pradinės idėjos, o tiesiog iš širdies. Kai pasiimu molio luitą, visiškai atsipalaiduoju, įsijungiu ir nebejaučiu, nei nieko nemastau, nieko tiesiog neatsijungiu ir darau, ką mano rankos daro, tiesiog viskas iš širdies eina. Tas atsipalaiduoju. Minėjai, kad iš pradžių neturi idėjos prieš kurdama, tai kaip gimsta tavo darbai? Va čia yra mislė, turbūt tas kaip ta įkvėpimas pagauna ir kažkas pasąmoniai matyt suveikia ir per rankas pereina ir taip gaunasi. Čia yra 40 darbų, o paroda taip ir vadinasi Tipų tapo, dėl to, kad tiesiog taip užslėptai pavadinau žingsnis po žingsnio, nes darbeliai yra nuo pačių pirmųjų, ten ant lentynų yra ir iki šiandien. Va čia yra mano naujausias darbas. Tai kad visi tiesiog, tas matosi truputį vystymasis darbelių, kad jie man asmeniškai tai labiausiai patinka mano dabartiniai darbai. Pasak dailės ir keramikos studijos vadovės Ilonos Kalibatienės, lyginant su kitų studijos narių kūryba, Urtės darbai išsiskiria originalumu, nėra įtakoti masinėje prekyboje pardavinėjamų keramikos dirbinių. Labai smagu, kad lyginant su kitų vaikų, kitų jaunuolių kūryba, tai jos iš tikrųjų darbai nėra įtakoti visų mūsų išreklamuotų maksiminio produkto, sakykime, taip, ką dauguma vaikai atsineša turėdami jau tą bagažą ir jį reikia išmušti pirmiausia, kad jisai suprastų, kaip galima kurti kitaip, kaip galima pamatyti grožį kituose dalykuose. Tai Urtė to neturėjo ir yra labai gerai, kad jinai tiesiog turėjo tokį kaip ir laisvą kelią eiti tolyn. Į Anūkės parodos atidarymą atvykęs Urtės senelis, Vilniaus dailės akademijos profesorius grafikas Albertas Gurskas neslėpė džiaugsmo, jog Anūkė turi kūrybinį polėkį. Manau, kad tai yra nelengvas kelias, bet džiugu, kad atsiranda tokia materialėjančiam pasaulyje dar tokių jaunų žmonių, kurie suteikia viltį ir šviesą, kad yra tam aukojasi, nes tai sunkus darbas ir labai reikalaujantis daug žinių, išprusimo, o jinai pasirodo tikrai jaučiu, kad važiuodama vis matau, tuo domisi. Šiuo metu Urtė Marija Jurkevičiūtė mokosi Panemunės vidurinėje mokykloje 12 klasėje. Baigusi mokyklą jaunoji keramikė teigia svajojanti studijuoti interjero dizainą, tačiau kurti keramikos dirbinius neketina sustoti. Urtės Marijos Jurkevičiūtės keramikos darbų paroda Loretos galerijoje veiks visą kovo mėnesį. Na, o dabar kviečiame žiūrėti Aliaus Mikelionio parengtą kriminalinių įvykių suvestinę. Praėjusią parą Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo užregistruotos 6 nusikalstamos veikos, išaiškinti 25 kelių eismo taisyklių pažeidėjai. Šįryt į darbą Jotvingių gimnazijoje atvykę darbuotojai išvydo išpjautus 6 medžius. Netrukus šalia esančio Lopšelio darželio du gaideliai teritorijoje pastebėta, kad išpjauti 4 medžiai. Aiškinamasi, kas piktybiškai išpjovė 10 medžių. Lazdijų rajone Mikabalių kaime 2 vyrai apsilankė pas 67 metų pilietę. Po vyriškių vizito moteris pasigėdo 4700 litų. Kaip pareigūnams pasakojo nukentėjusioji, sukčiai pinigus išviliojo apgaulės būdu. Įtariamųjų ieško policija. Na, o dabar jūsų dėmesiu į sporto rubriką, kurią parengė Šarūnas Bedulis. Tęsiasi Alytaus vyrų tinklinio pirmenybių kovos. Ryškėja lyderiai. Pirmoje turnyro lentelės vietoje įsitvirtino komanda Pretendentas. Antroje pozicijoje Tata Auto. Trečioje G4S. Pasak vyriausiojo pirmenybių teisėjo Artūro Sidaro, toks lyderių trejetas turėtų išlikti iki čempionato pabaigos. Savo užtikrintą pranašumą Pretendentas įrodė vakar sužaistose Alytaus tinklinio pirmenybių varžybose prieš G4S. Susitikime vyko atkakli kova. Lygiavertės komandos žaidė koja kojon. Justino Kulinino vedama į priekį Pretendento ekipa tik kelių taškų persvarą laimėjo pirmus 2 setus. Trečiasis setas Sauliaus Lebedžiaus pastangų dėka atiteko G4S komandai, tačiau ketvirtajame jų viltys išsigelbėti buvo palaidotos. Rezultatu 3-1 pergalę šventė Pretendentas. Trečiadienį planuotas sporto ir rekreacijos centro vaikinų komandos ir Užubalių susitikimas neįvyks, tad artimiausios Alytaus vyrų tinklinio pirmenybių rungtynės tarp Iris ir Astra ekipų bus žaidžiamos penktadienį Dzūkijos pagrindinėje mokykloje.
Tiek naujienų šiam kartui, netrukus orai, nuo po žinių žiūrėkite laidą Jaunimo banga. Saulėto vakaro su mūsų kanalu. Deep Relief – gelis nuo sąnarių ir raumenų skausmo. Deep Relief yra dvigubo poveikio. Levomentolis malšina skausmą, ibuprofenas įsiskverbia giliai ir panaikina skausmo šaltinį. Deep Relief veikia greitai ir ilgam. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Ilgai savaitgalį vėjui pūstelėjus iš pietų pietvakarių nuo vakarų ir vidurio Europos mūsų šalies link pajudėjo šiltesnio oro masė. Kai kur pietiniuose ir centriniuose rajonuose bei pajūryje ištisinės sniego dangos beveik neliko. Hidrologų duomenimis sniego dangos vandens atsargos po žiemos polaidžio gerokai sumažėjo ir yra pasiskirsčiusios labai nevienodai. Potvynio pradžia prognozuojama kovo 17-23 dienomis, bet dėl palankių oro sąlygų potvynis turėtų būti neintensyvus, jo trukmė bus ilgesnė, o vandens lygis pakils mažiau nei vidutiniškai. Rytoj dar labiau pajusime ir Skandinavijos stiprėjančio anticiklono įtaką. Kritulių nebus, debesis beveik išsisklaidys, tad ryto valandomis pūstelės šaltukas. Dieną lepins saulė, bet oro smarkiai neįšildys. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus 5, Kaune 4, Klaipėdoje 3 laipsniai šalčio. Trečiadienio dieną Alytuje ir Klaipėdoje oras sušils iki 4, Kaune iki 3, Vilniuje iki 1 laipsnio šilumos. Kad ir ko jūsų gyvenime reiktų, turėkite tą pačią dieną. Gaukite vartojamą paskolą banke Snoras iki 50 000 litų su palūkanomis vos nuo 8%. Snoras – mano artimas bankas.